Sveiki visi, sveikinamės iš Kačerginės atnaujinto Nemuno žiedo. Šiandieną šį vėjuotą sekmadienį ir lietingą lenktynininkai susirinko ir teisėjai susirinko į Nemuno žiedo trasą tam, kad pasitreniruotų ir pasiruoštų sezonui. Šiandien čia vyksta du renginiai. Vienas tai yra teisėjų mokymai. Teisėjai praėjo papildomus mokymus ir gaus nemažai simulacijos trasoje darbo. Lenktynininkai irgi praėjo tiek medicininius, tiek mokymus su ugniagesiais gelbėtojais. Ir šiandien yra pirma oficiali treniruotė atnaujinta Nemuno žiedo trasoje. Tai ir paklausinėsim tiek dalyvių, tiek ir organizatorių, kaip sekasi žmonėms šiandieną atnaujintame Nemuno žiede. Vienas iš šio renginio kaltininkų, tai yra Kipras Aleknavičius, vienas iš LASFO atstovų, tapęs ir FIOS atstovų. Tai Kiprai, ko šiandien susirinko tiek teisėjai, tiek lenktynininkai Nemuno žiedo trasą? Tai mes, manau, į Kačerginės Nemuno žiedą visada susirinkam negazuoti, bet šiandien yra tokia, gal sakyčiau, ypatinga diena. Iš tikrųjų, ilgai jos laukiau, tai yra mokymai. Visada mes turime lenktynių metu, mes kaip teisėjai ir organizatoriai susiduriam su įvairiais klausimais, kaip vyksta lenktynių eiga, gal dėl vėliavų, dėl procedūrų tam tikrų. Tai šito renginio iš esmės visa, kaip pasakyti, esmė yra tam, kad dalyviai galėtų ramiai, be jokių, kaip sakant, kai būna, kovojam dėl vietos, ar ne? Dabar yra viskas ramių režimu, gali pasiklaus, kas neaišku, pasitikrinti, su kolegom pakalbėti. Tiesiog toks, kaip pasakyti, mokomasis principas. Esam starto simuliaciją, netrukus A lygos dalyviai gaus lenktynių starto simuliaciją. Atvažiuoja po apšilimo rato. Ramūnas Šepkauskas pirmas, kaip veteranas ir ekspertas rodys jaunimui, kaip reikia startuoti. Stovim prie šviesoforų signalo ir ką išbandė sportininkai šiandien? Tai yra starto procedūros mokymai. Tikrai buvo ir dalyvių, kurie tai darė tik simuliatoriuje, galbūt dalyvavo time attack'e ir nedarė to niekada. Todėl norint tobulėti, tai buvo labai puikia proga jam pasibandyti. Jau pirmi ratai įveikti, vargais negalės naujoj Kačerginės Nemuno žiedo trasai. Įvertink, prašau, atsinaujinimus per žiemą. Tikrai taip, vargais negalais. 2 ratus įveikiau apšildomoju tempu, bet labai nuostabiai. Labai nuostabiai pati trasa. Asfaltas labai predictable, kaip čia pasakyti lietuviškai, nuspėjamas, taip, lietuviškai. Ir automobilis taip pat labai nuspėjamas. Tai kol kas viskas veikia taip, kaip turėtų, apart vieno dalyko. Ir laukiam toliau sesijų ir gazuosim, rekordą čia mušim. Labai knietėjo pavažiuoti atnaujintoje Nemuno žiedo trasoje, nes kaip kažkada tai ir sakiau, čia kažkur tai portaluose, kad tai mano buvo svajonė. Galiu pasakyti, kad super, tikrai gali važiuoti jau ir Porsche, ir Lamborghini, ar tai Ferrari automobiliai. Kas nustebino, nes išvažiavusi pirmą treniruotės dalį buvo šlapia ir lijo lietus. Ir galvojau, kad bus labai slidu naujos dangos, kas tai yra, pavyzdžiui, atsitikę Rygoje praeitais metais, kur išlėjo naują asfalto, vadinkim, dalį, buvo velniškai slidu. Čia visiškai atvirkščiai, sukibimas yra max geras, lygiai toks pats kaip ir ant seno asfalto, tai tas labai nustebino. Toliau visi kiti dalykai ir tie patys kerbai. Ar šiek tiek trasa liktai tokia, atrodo, kad platesnė, netgi trajektorija šiek tiek atsirado kitokia, nes tas šulinys kylant į viršų, kuris buvo tiesiog toks, gadinantis aplamai
pakabą ir visą įveržimą automobilio, reiškia stabilumą, tai dabar galima iš tikrųjų nusipiešti tą tikrąją greitąją trajektoriją ir manau, kad ant sausos dangos turėtų būti geresnis laikas. Kris trasos rekordai šiemet? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad tikrai taip. Atvykome į legendinį Kačerginės Nemuno žiedo Lytnamį ir sutikom ten Lietuvos automobilių sporto federacijos generalinę sekretorę. Papasakykit, prašom, kaip čia susirinko šiandien visi lenktynininkai Nemuno žiedą ir ko susirinko tiek lenktynininkai, tiek ir teisėjai? Tai lenktynininkai susirinko pirmiausia tai išbandyti naujos trasos, dangos, dalies trasos dangos. Nauja konfiguracija šiandien yra tiksliau išbandoma, jeigu jinai pasiteisintų, tai bandysim ir čempionato etapuose ją taikyti. Noras buvo suburti bendruomenę prieš sezoną, kad jie galėtų pasitreniruoti, apšilti padangas, kaip sakant. O teisėjams visą laiką teisėjų trūksta, labai laukiam, kviečiam ir didžiausias noras, kad jie irgi turėtų galimybės mokytis ir tobulėti. Tai lygiai tas pats ir su sportininkais. Tai šita tradicija buvo nutrūkus keletą metų, bet šiemet su žiedo komitetu nusprendėm atgaivinti, kad reikėtų vėl grąžinti. Tokios simuliacinės lenktynės, jos gal taip dar negalima pavadinti simuliaciniam lenktynėm, bet tokie renginiai buvo. Trasa iš esmės atnaujinta yra per žiemą ir per visą tarpsezonį. Kokie kol kas didžiausi pastebėjimai iš lenktynininkų ir tų pačių teisėjų, kas pasikeitė ir kas labiausiai patinka? Na, atsiliepimai tai geri, faktas, kad dėl pačios dangos, pati danga yra tinkama važiavimui ir būtent šlapiom sąlygom. Tai aišku, atitvarai, šiek tiek spalvos, kerbai, tai va visą tai tikrai kūrė tokį įspūdį, sakyčiau, gerokai daugiau atnaujintos trasos, nei kad realiai jinai yra atnaujinta. Tai va, tai tikrai labai džiugu, kad asfalto ta struktūra, kuri buvo parinkta, yra tinkama. Tai va, tai sakau, ypač tas svarbu ant šlapios būtent dangos.